Sveiki, esu kineziterapeutas ir sveikatingumo instruktorius Rokas ir šiandieną paruošėme treniruotę Sveiki sąnariai. Taigi už televizoriaus ekranų prisijunkite į treniruotę ir pabandykime pajudėti kartu. Taip, tai dabar pradedame pratimus daugiau nuo viršutinės mūsų kūno dalies ir pradėsim nuo kaklo. Taigi dešinę ranką spaudžiame mes žemyn, kiek galite, visą nužeminam link grindų, o galvą palenkiam į kairę. Ir taip kartuojam į priešingą pusę. Kairė ranka spaudžiasi žemyn, o galvą palenkiam į dešinę. Ir bandome taip į vieną pusę ir į kitą. Pajauskit, kad šičia tempia jums kaklo raumenis, visą kaklo šoną, tiek iš vienos pusės, tiek ir iš kitos. Vat išjudiname pagrindinius kaklo raumenis, kurie laiko mūsų galvą ant pečių. Gerai, sustojame. Dabar rankos lieka prie mūsų. Kairė ranka už nugaros iš apačios, dešinė už nugaros iš viršaus. Bandome tarsi vieną su kita suliesti rankas, alkūnė į viršų, žvilgsnis visą laiką tiesus ir iš karto keičiam pusę. Dabar priešingai, dešinė ranka už nugaros iš apačios, kairė iš viršaus, bandome suliesti ir taip judinam. Be sustojimo keičiam vieną pusę ir kitą. Ir pabandom kuo daugiau už nugaros ranką, tiek iš apačios, tiek iš viršaus. Kojas lengvai galime sulenkti, pilvas mūsų stipriai įtemptas, labai svarbu išlaikyti visą juosmenį tiesų, iš vienos pusės, iš kitos žvilgsnis tiesus ir alkūnė visą laiką į viršų kyla. Vat, dar po vieną kartą. Vienas šonas, kitas. Gerai, rankos nusileidžia, atsikvepiam. Dabar sulenksim daugiau kojas, čia jūsų visa atrama. Tai jeigu kojos siaurai, pabandome jas laikyti plačiau ir rankas ištiesiam į šalis. Visiškai tiesios, įsivaizduokit, kad jei paspausiu rankas, jos liks tvirtai. Ir dabar dešinį delną pasukam į viršų, o kairį į žemyn. Ir keičiam vieną pusę ir kitą. Pilnai į vieną šoną, pilnai į kitą. Kad atsirastų toksai, tempimas, sukimasis per peties sąnarį. Pabandom rankas išlaikyti tiesiai. Ne vieną aukščiau, ne kitą žemiau, bet tiesiai pečių aukštyje. Kojas lengvai sulenktos ir kvėpuojam su šypsena. Vat kuo daugiau ir įsivaizduokit, už vienos rankos į vieną pusę traukia, iš kitos į kitą. Viskas. Super. Rankos dedasi prie klubų, bet kojas išlieka tvirtai. Ir kas labai svarbu šioj padėty, mes pabandysim visiškai klubų nejudinti. Judėsim tik per juosmenį. Taigi pabandome suktis, taip lenktis į priekį, suktis į šoną, grįžti atgal ir į priešingą pusę. Visą laiką judam kuo didesniu ratu, bet kaip minėjau, mes šičia laikom kojas tiesiog suspaustas, jos nejuda. Ir kvėpuojam. Va, tolygiai kvėpuojam. Daugiau atsilošiam, įkvėpiam, susilenkiam, iškvėpiam. Var judam, stenkitės klubų nejudinti, kad nelinguotų visas kūnas, bet taip vienoj padėty. Į priešingą pusę grįžtam tuo pačiu principu. Pajauskit, kada susilenkėt į dešinę, tempia kairę, kada atsilošėt atgal, daugiau pilvą ir taip iš visų pusių. Viskas ratu. Kojos sulenktas, jeigu įsitiesia, tada dingsta mūsų stabilumas. Dar keletą kartų. Pilnu ratu aplink savo juosmenį. Viskas ir sustoja. Gerai. Kojos suartėjo. O dabar pasimokinsim tikrai labai svarbu judesį ir akcentuosime būtent dubens sritį. Tai pabandysime pradžioje stumti sėdmenis atgal, pilvą į priekį, dubuo grįžta taip į priekinę pusę ir grąžinam jį atgal. Tai reiškia į vieną pusę ir į priešingą. Kvėpuokit. Šičia labai svarbu, kad visą laiką tas dubuo judėtų tiek į vieną pusę, tiek į kitą. Įsivaizduokit, čia kaip puodelis kavos. Jeigu pasvyram į priekį, kava į priekį įsipila, jeigu pasvyram atgal, jinai atgal įsipila. O jeigu mes liekam tiesiai, kaip turėtų būti visą laiką mūsų teisingoj padėty, tada visas kūnas tvirtai stovi ir visi raumenys mūsų to lygiai dirba. Va, dar keli kartai. Atrodo paprasta, ar ne, bet iš tiesų, kai reikia įjungti daug dėmesio ir raumenų jėgos, pakankamai sušyla stipriai kūnas.
Super, dar kelis kartus. Kvėpuokit į priekį, atgal. Akcentuojam per pačius klubus. Viskas, sustojam. Ir tą patį dabar kartosime, kada nusileisime žemyn. Dabar leisime žemyn, padėti ant 4. Ir kada stovėjome buvo vienaip, ar ne, su kūno padėtim. Dabar pasiliksime padėti ant 4, pajausite, kad ir nugara juda. Ta patį atliekame, pabandome išlenkti nugarą ir dabar susikūprinti, bet tuo pačiu dubenį spaudžiam į priekį. Atgal ir į priekį. Vat pajauskit, kaip dirba raumenys. Kai tik susikūprinat, pilvas daugiau įsitempia. Kada sėdmenys atgal, visiškai atsipalaiduoja pilvas, bet įsitempia nugarą. Ir visą laiką kvėpuokai. Žvilgsnį išlaikome tiesiai į grindis. Vat, pilnai susikūprinam, išlenkiam. Dar keletą kartų. Viskas su šypsena, neturi būti sunku ar skausminga, turi būti malonus judesys. Ir dabar sustojam. Super, gerai. Dabar rankos judės. Ir tiksliau judės mūsų mentės. Rankos šičia bus mūsų kaip atrama. Nusileidžiame mes žemyn, kuo galite žemiau, tada nedaug į priekį, pakylame į viršų ir grįžtame atgal. Viskas tokiu tarsi kvadratu. Į priekį, į viršų, atgal ir žemyn. Alkūnės mūsų nesilenkia. Čia pats ir svarbiausias akcentas, kad alkūnės nesilenktų, bet viskas judėtų būtent iš mūsų menčių. Pabandom. Vat stenkitės nejudinti alkūnių. Žvilgsnis į žemę. Va, labai gerai įsistumėt į priekį ir nusileidot. Super. Alkūnės lieka tiesios. Kvėpuokit. Pilvas įtemptas. Labai svarbu įtemptą pilvą laikyti. Pabandom laikyti tiesias alkūnės. Ir dabar leidžiame žemiau, pasvyrat į priekį, kylat į viršų ir grįžtat atgal. Super. Žemiau. Va. Kiekvienam individualiai žmogui pavyksta ir svarbiausia išlaikyti pilvą įtemptą. Reiškia, pilvas įtemptas ir dabar nusileidom žemiau, pasvirom į priekį, kylat į viršų, įsistūmė mentės, įsistūmė ir grįžtat atgal. Ir visą laiką nugarą tiesi. Gerai, pakanka. O dabar iš tos pačios padėties, kada liekame ant 4, palaikome kairę koją ištiestą. Mūsų kairė koja visiškai įsitiesia, dešinė koja lieka ant grindų ir dabar dešinė ranka kyla į viršų. Tarsi bandom kažką pasiekti priekyje, atvedam į viršų, net ranka lieka už mūsų ir grįžtame atgal. Su ta pačia pusė ir kartojam. Pabandom su dešinė ranka kuo didesniu ratu taip išbrėžti lanką ore. Įkvepiam ir tada jau kai ranka grįžo ant žemės iškvepiam. Ir kartojam. Įkvepiam kuo didesniu ratu, iškvepiam. Nepamirškit, pilvas įtemptas, neleiskit nugarai taip sukristi, visą laiką įtempta. Įkvepiam giliai, iškvepiam. Dar keli pakartojimai. Vat, priešinga pusė šitą ranką. Kuo daugiau. Įkvepiam. Va, labai gerai. Gerai. Vat ir lydėkit ranką žvilgsniu. Dar kartą. Lydit ranką žvilgsniu, pilnai atmojam ir grįžtat į priekį. Sukeičiam pusę. Lygiai tuo pačiu principu, na tik iš kitos pusės. Dabar mūsų lieka dešinė koja ištiesta, kairė lieka mūsų atrama ir su kairė ranka tarsi į priekį siekiu atgalų savęs ir grįžtam į priekį. Visą laiką įkvepiam, kada pilnu ratu taip ranką už savęs ir iškvepiam, kada jinai grįžta priešais mus. Svarbu, kad pilvas įtemptas liktų. Reiškia, įkvepiau, išlaikau įtampą, iškvepius lengvai atsipalaiduoja. Ir taip kartojam. Vat išlaikot nugaras tiesias ir grįžta. Gerai, šičia viskas tvirtai. Kiek pavyko, ranką lydit žvilgsniu už savęs ir dabar jinai grįžta vėl į priekį. Super. Paskutiniai pakartojimai. Už savęs pilnai. Ir jinai grįžta į priekį. Labai gerai. Va, galinė koja lieka ant pirštų, tvirtai pasistačiusi, tai bus žymiai paprasčiau. Viskas šauniai. Dabar jau pabandysime taip sudėtingiau. Rankas laikome tiesiai, kojas pradžioje sulenkiam,
o po to mes jas ištiesim. Dabar esmė taip, kad mes iškeliam juosmenį aukštyn, kojas laikykit plačiai, bandome kojas laikyti tiesias per kelius, o žvilgsnį arčiau taip prie rankų žemyn. Vat. Ir po vieną koją taip sulenkiam, o kitą ištiesiam. Vieną pusę ir kitą. Žvilgsnis į grindis, nugarą tiesę bandome laikyti ir kvėpuojam. Atsipalaiduokit, kad jums temptų visą galinę kojos pusę. Kiek pavyksta, nereikia kilnoti, jūs tiesiog sulenkėt, šitą sulenkėt, o šitą ištiesėt. Va, ir grįžtat, keičiat pusę. Vieną, taip kaip mindžiuot, ar ne? Labai gerai. Va, vieną pusę ir kitą. Viskas leidžiame žemyn. Tikrai ne pats lengviausias pratimas, tikrai ne pats lengviausias, bet kūnas sušyla ir visa galinė kojos pusė jaučiasi tempime. Gerai, na o dabar atsisėdame. Atsisėdame ant žemės ir va, teks sulenkti kojas, taip irgi ne pačioj patogiausiai padėty, kada abi dvi kojos sulenktos nusvyra į dešinę pusę. Taip, abi dvi kojos nusvyra į dešinę pusę. Ir jas reikės lankstyti į vieną pusę ir į kitą. Pradžioje rankas laikome už savęs ir nugarą tiesę, kad būtų paprasčiau, kad nebūtų taip per daug sudėtinga, kad pajaustumėm, kaip juda kojas. Pasvyra kojas į vieną pusę ir pasvyra į kitą. Kiek pavyksta. Viena pusė kelį palietė žemė ir kita. Bet nugaros tiesios. Krūtinė į priekį, giliai kvėpuojam. Rankos dabar padeda mums įsilaikyti. Viena pusė ir kita. Vat pajauskit, kaip klubai įgauna tokį tempimą. Labai gerai. O dabar pabandysim sunkesniai padėti tiems, kas nori sudėtingiau. Rankos atkyla prie mūsų, bet juda keliai lygiai taip pat į vieną šoną ir į kitą. Galite pasisukti viena kryptim. Ir kita. Kas norite sunkiau, nėra būtina, bet tada pabandom išlaikyti kuo tiesesnę nugarą. Čia jau žymiai pasunkinta padėtis. Kiek pavyksta ir kiek pavyko. Vieną pusę rankos laikykit prie savęs, nereikia būt taip. Ir kvėpuojam. Kiek pavyksta, vieniems lengviau, kitiems sunkiau. Vieniems lengviau, kitiems sunkiau, bet svarbu, kad jūs jaustumėt, kaip kūnas dirba. Labai gražiai. Į vieną pusę ir tada į kitą, va, žymiai paprasčiau. Va. Kiek pavyksta, be jokių skausmų, su nedidelė amplitudė. Ir sustojam. Gerai. Taigi pirma treniruotės dalis baigta. Atsikvėpkite, pailsėkite, išgerkite stiklinę vandens ir netrukus grįšime. Atsikvėpėme, atsigėrėme vandens ir grįžtame prie darbų. Taigi pradedame antrąją dalį treniruotės. O toliau pabandysime pėdas sudėti vieną šalia kitos ir nugaras laikysime tiesias. Na, beveik kaip Indijoje jogos guru. Tai rankomis laikome pėdas šalia savęs, kuo arčiau prie mūsų. Ir dabar neleiskite, kad nugarą susikuprintų, reiškia pečiais atgal stumėmės, krūtinę į priekį, žvilgsnis tiesus, giliai kvėpuojam ir lankstome kelius. Keliai aukščiau ir tada aktyviai spaudžiame juos žemyn, kuo plačiau ir vėl į viršų ir žemyn. Kvėpuojam, nugaros tiesios. Kas svarbiausia pas mus išlaikyti tiesias nugaras ir tada pajausit, kada keliai leidžiasi žemyn, kad tempia vidinę kojos dalį. Labai gerai. Išlaikom žvilgsnį tiesų. Ir kuo plačiau kojos kelia į šalis, tuo tas tempimas atsiras stipresnis. Dar keletą kartų. Nugaros tiesios. Įsivaizduokit, kad prie nugaros pririšom mažą pagaliuką, kuris visiškai negali susilenkti. Paskutiniai kartai tiesios nugaros. Vat įsitiesiam. Įsivaizduokit, kad niekur nėra vietos, kur atsilošti. Va, labai gerai.
Ir čia visiems individualiai, kiek gali tą nugarą, visiškai lieka tiesi, žvilgsnis tiesus, va, ir kelia į šalis ir suveda. Labai gražiai. Nu ir paskutiniai. Dar tiesesnė nugara. Įsivaizduokit, prie pianino pasodinom. Gerai. Viskas. Ir dabar mes atsigulsime ant žemės. Tai dabar atsigulame mes ant žemės, visiškai išilgai. Ir pabandome rankas laikyti sulenktas prie savęs arba plačiai ant žemės, kad būtų patogu. Abidvi kojas taip pat išsitiesia plačiai. Ir dabar dešinė mūsų koja svyra aukštyn ir bando taip į kairę pusę, tokia diagonalė, į šoną ir jinai pasidėjo ant grindų, su kairė koja lygiai taip pat į dešinę. Į vieną šoną ir į kitą. Kvėpuokit. Kuo galit aukščiau pakelkit, kad temptų galinę kojos dalį. Rankos tiesiog plačiai, na, kad būtų taip daugiau atramos. Ir visą laiką kvėpuokit. Į vieną pusę ir į kitą. Taigi pabandom kuo didesniu aukščiu į viršų. Į vieną šoną, taip plačiai nereikia, grįžtat ir į kitą. Vat ir viskas. Nu labai gerai, tik būtinai iškvėpkit. Iškvėpkit, kada koja į viršų kyla. Pakylam į šalį. Taip plačiai nereikia, žiūrėkit, grįžtam. Dabar su kairė koja kylam. Kylam. Iki šičia sustojame ir leidžiame žemyn ir iš karto keičiam pusę su priešinga koja. Labai gerai. Vat ir grįžtam, nepaleidžiam kojos. Gerai, po paskutinį kartą. Į vieną pusę ir į kitą. Su priešinga koja. Kylam į viršų, iki šičia ir grįžot atgal. Ir į priešingą. Vat. Ir viskas. Ir pačiai pabaigai, gulint iš tos pačios padėties, dešinę koją mes pabandysim pagauti su rankomis. Bet šitoj padėtį mes pabandysim tiesiog judinti čiurną. Aukštyn, žemyn. Kuo daugiau susilenkti kojai per čiurno sąnarį, bet pabandome dabar tuo pačiu judinti viską ratu. Ne tik aukštyn žemyn, bet dar ir į šalis. Kaip su riešais darom, tą patį padarom ir su čiurna. O kada koją laikome tiesesnę per kelį, dar maloniai tempia ir galinę kojos dalį. Kvėpuojam giliai. Sukame ratu, kuo didesniu ratu. Pilnai sukasi. Va, pajauskit, kad čiurna kaip riešo sąnarys. Va, labai gražiai. Pilnai ratu. Laikot koją tiesią, tempia visą galinę kojos dalį. Dabar sukeičiam kojas. Tuo pačiu principu. Viskas tas pats išlieka. Dabar kairė ir lygiai taip pat ratu. Stenkitės kuo didesniu ratu, kad čiurna judėtų kaip sąnarys mūsų riešo pusėje. Ir kvėpuokit. Tegul būna tie visi judesiai malonūs su tempimu, bet ne per sunkus. Ir vat ratu, viskas ratu juda. Super, labai gerai. Viskas, sustojame. Ir dabar iš gulimos padėties mes atsilenksime, bet per dešinę pusę, nuo alkūnės, atsirėmę, atsisėdame. Labai gerai. Vat. Na ir kada sėdime, kojas abidvi sulenkime. Ir šitoje padėtyje labai svarbu, kad mūsų nugaros vėlgi liktų tiesios, na kiek leidžia galimybės, su abiem rankom pasisukam į dešinę pusę. Bandom paliesti žemę į vieną šoną ir pasisukame lygiai taip pat į kitą šoną. Ir kvėpuojam į vieną pusę ir į kitą. Visas jausmuo tempime. Giliai kvėpuojame, kad į vieną pusę pasisukom, į kitą. Labai gerai. Dar po vieną kartą. Visiškai nugaros kiek pavyko tiesios. Labai gerai. Sustojame. Ir dabar kojas taip gražiai sukryžiuojame, kiek pavyko, kad išliktų stabilumas. Jeigu jaučiat, kad labai krenta visas kūnas atgal, prisilaikom su rankomis arba atsiremiam į ką nors patogiau. Ir dabar giliai pakvėpuosim.
Rankos lieka ant kelių arba už jūsų, kaip jums patogiau. Ir giliai įkvepiam, bet pilvas pakyla, iškvepiam, atsipalaiduojam. Reiškia, giliai įkvepiam ir iškvepiam visą tą įtampą atpalaiduojam. Pečiai nekyla į viršų, reiškia, tik pilvas įsipučia ir iškvepiam. Dar keletą kartų. Į nosį įkvepiam, per burną iškvepiam. Vat atsipalaiduokit, kiek pavyksta daugiau. Nugaros tiesios, su šypsena, va visas kūnas tiesus, atsipalaidavęs, keliai kiek išeina plačiau, tada tų pačių ir klubai atsipalaiduoja. Labai gražiai. Vat. Labai gražiai nugarą išlaikot, pečiai nusileidžia žemiau, visiškai jokios įtampos. Ir viskas. Baigta. Ačiū Jums, šaunuolės. Ačiū, kad sportavot. Treniruotė jau baigta, tikiuosi sušilote, pajudėjote, na ir tikiuosi, kad judesiai dabar mūsų žymiai laisvesni. Taigi susitinkame kitoje treniruotėje. Iki. Ir labai svarbu atkreipti dėmesį į tai. Asmenims su cukriniu diabetu fizinį krūvį planuokite iš anksto. Susileiskite insulino, pavalgykite ir po 1 ar 2 valandų mankštinkitės. Prieš sportuodami visuomet pasitikrinkite gliukozės kiekį kraujyje. Turėkite gliukozės tablečių arba vaisių sulčių. Turint aukštą kraujo spaudimą, būtina gauti sutikimą sportuoti iš savo šeimos gydytojo. Pradėjus jausti galvos svaigimą, sustabdyti treniruotę. Turėti šalia vandens. Esant po klubo endoprotezo operacijos, draudžiama atlikti pratimus, kuomet kojos kelis aukščiau už klubą. Pėda sukasi į vidinę pusę, kuomet koja tiesi. Pratimus atlikti tik mažoje amplitudėje iki skausmo ribos. Gulint ant nugaros, turėti pagalvėlę po galvą. Patartina sportuoti su artimųjų priežiūra.